Jam, tai yra man, kol kas ir pas mus gerai, nors viešai kalba beveik vien tik rusiškai. Taip, draugai mano, jeigu ne Vilma Fiokla Kiurė, aš iš viso neturėčiau kada ir apie ką kalbėti lietuviškai, todėl ačiū Vilmai Fioklai, kad turiu ką perskaityti jums viešai lietuviškai. Jis neapykanta Lietuvai spjaudus jau gerą dešimtmetį. Būna, kad žmonės neskiria ten Lietuvos nuo Landsbergo režimo, Lietuvos nuo valdžios. Būna, bet ant moterų mes negalime pykti, nes moterų šitame pasaulyje, jų sąmonėje neįmanoma, jos negali atskirti taip diskretiškai, sudėlioti į lentynėlės, kad čia yra tas, čia yra tas, čia yra tas. Joms yra viskas vienyje, viskas viename. Tai žinote, tai yra moters ypatybė, nes tai yra būtybė, kuri iš savęs išgimdo kitą būtybę. Jis surenka, iš savo syvų visus surenka naują gyvybę ir ją paleidžia. Todėl ir mąstyme moteris taip pat nesugeba skirti skirtingų kategorijų, jei jos viskas yra viskas viename, kaip tas gyva ir kaip aš. Atsiprašau, aš sakau, aš neišsidirbinėjau, aš tikrai turiu mirtiną snarglį. Nesimato, mirtinas snarglys, tikras mirtinas snarglys. Skaitam toliau, kol dar galim. Iki tol garsėjo kaip nesuprastas poetas, mėgė savo pasirodymus baigti vienu tokiu gestu iš Second World War laikų. Aš nesakyčiau, kad aš buvau nesuprastas poetas. Kai aš aktyviai dalyvaudavau naktiniuose skaitymuose, kai, taip sakant, rašiau tą poeziją, buvo tų, kam jinai patiko, buvo tų, kas ją suprato. O šitas minimas mėgė savo pasirodymus baigti vienu tokiu gestu, taip turiu tokį eilėraštį, kurį privaloma tokiu gestu pabaigti. Ir aš, jeigu būsiu gyvas, aš jį perskaitysiu, bet tam reikia man atitinkamai apsirengti, atitinkamai pasiruošti, nusivalyti kerzinius batus, išsivoksuoti juodų batų tepalų. Ir jame, beje, draugai mano, ne šiaip, jame yra Landsbergis. Tai yra šventas eilėraštis, kuri galbūt Landsbergio kokią artėjančios mirties progą ir perskaitysiu. Taip kaip priklauso, su pilna atributika. Apie vergo refleksą yra stipru. Apie vergo refleksą čia verčia mane prisiminti Puškiną ir jo eiles, kurias vakar prie paminklo aš ir padeklamavau tiems chunveibinams, kai jie paklausė, ar tu bent vieną eilutę gali šitą poeto padeklamuoti. Tada aš jums padeklamuoju. Ir pabaigėm. Kur? Mes pabaigėm ties Puškinu. Taip, prie Puškino paminklo šitie degeneratai bandė maždaug primesti, ar bent vieną eilutę, žinai, ten to poeto, kurį gynė. Ir aš jiems padeklamavau ne vieną, o cielas 4 eilutes iš Aleksandro Sergejevičiaus Puškino eilėraščio Svabodai sėtil pustinny. Jeigu nemokite rusiškai, tai yra didelė tragedija, nes lygiai prieš 200 metų, 1823 parašytas Puškino eilėraštis, jisai kaip buvo genialus savo parašymo laiku, taip jis yra genialus ir aktualus šiandien. Būtent dėl to Puškino nekenčia, kad jisai yra pata realiai nemirtinga rusų kultūros kolona, ant kurios stovi visas visa epocha pastatyta ir neatsirado dar rusų kultūroje kito genijaus, kuris galėtų pakeisti Puškiną. Jų yra, jie papildo, praplečia, taip toliau, bet be Puškino, išmuš Puškiną, išimk jį, eliminuok ir rusų kultūra praranda milžinišką savo vertės dalį. Taigi, draugai mano, aš manau, šitoje vietoje, jeigu jau nukrypome apie Puškiną, apie eiles, apie genijų, reikia visą tą trumpą eilėraštį išgirsti.
Свободы сетель пустынны, я вышел рано до звезды, рукою чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему рабам дары свободы? Их должна резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушкою да бич. Nėra pridėti, kaip sakau, lygiai prieš 200 metų parašytas eilėraštis. Betgi mes ne apie Puškiną, mesgi ne apie Kalėdas, mesgi ne apie mirtiną snarglį, draugai mano, mesgi čia susirinkome, čia klausomės genialiosios Vilmos Fioklos Kiurė straipsnio įrašo, kuriame ji demaskavo, kas stovi už mane. Bet šios dienos aktualia interpretacija yra tetos kaip tetos, yra dėdės kaip dėdės, yra žmonės kaip žmonės, yra bledės kaip bledės. Bet kartais gyvenimas išverčia antraip. Yra dėdės kaip tetos, yra tetos kaip dėdės, yra bledės kaip Fiokla ir Fiokla kaip bledės. Viskas. Iki linkėjimai Benučiui. Vilmutė, perduok Benučiui linkėjimus nuo buvusių draugų. Ate.